Pagavau varžtą. Say hello. Žadink mane, kai važiuosim. Labas rytas, dabar yra, kas dabar, pirmadienis, man atrodo. Antradienis, dabar yra antradienis, 1 valanda, nu jau 2 valanda nakties. Tai arba labai anksti, arba labai vėlu, nu čia iš kurios pusės pažiūrėsi. O, krentu. Fotikas irgi nori miego, gerai. Nu jam jis tikrai nemiegos. Ir važiuojam šiandien į Lenkiją, į Zakopanę. Tai mūsų tikslas yra iki 8 valandų ryto pravažiuoti Varšuvą. Ir tada, jeigu bus jėgų, sustoti Krokuvoj, pasivaikščioti, pasižvalgyti ir tada nakčiai apsistoti Zakopanę. Pasiekėm savo pirmąjį kelionės tašką. Atvažiavom pasiimti Rolando ir Paulinos. Ir kaip bebūtų keista, šį kartą vėluojam tik tai pusvalandžiu. Tai jau yra geras ženklas. Sveiki, ponas. Labas rytas. Šviečia saulė. Mes šitą išvažiavimą planavom kiek laiko, porą savaičių. Ja. Kodėl nei vienam važiuojančiam nesigavo nueit pamiegot? Nes planas buvo, kad einam miegot kokią 8, bent jau 9 ir keliamės 1 valandą ir važiuojam. Kodėl niekam nesigavo nueit miegot laiku? Supratau. Kaip sakai, tilpsim? Patogiai ar tiesiog tilpt reikia? Tiesiog tilpt. Tilpsim. Sėda žmonės, pasižiūrėsim dropuką. Ai, čia dar važiuoti tikrai galima. Kaip, Rolai, aprūvini dropą? Pirštai dar lenda, tai normaliai. Labai normaliai. Važiuojam. Ai, Rolai, mes vėluojam tik tai 5 minutės. Tu kiek minučių? Tai jau improvementas. Be 22 mes buvom sutarę, kad tu būsi čia. Bet, nu ir mes. O Rolai, žinai, kas būna, kai vėluoji kiek minučių išvažiuoti? Jo, nuvažiuoji 3 valandom vėliau. Atvažiavome iki degalinės Alytaus, Baltic Petroleum. Važiuoja su mum Magnus su Vika. Ir va čia dar Hebranto yra. Pamojuok į kamerą. Tu žinai, kiek vėluoji? Kiek vėluoji? Vėl per tave. Kiek dabar valandų? Ta prasme 40 minučių vėluoji čia būt. 1 valandą išvažiuosi. Man Aš piktas. Aš Gera jaučiuosi pradžia. nepasitenkinimą. Gera Taip, pradžia. Labai Nes- gera pradžia. Dabar žiūrėk, mes kiek minučių vėlavom išvažiuoti ir vėluojam čia kiek minučių. Tai vadinasi, Pagal planą. neprisidėjo. Jo, viskas pagal planą. Taigi dar laikas atsisuks. Kaip vertini šitą susikrovimą daiktų? Parodyk. Man patinka šitai batai. Tik tiek. Tu pat būtų matęs, kaip Mantas tos daiktus krovė. Pasiėmė tipo ir grūdą su visu kūnu ir net Ar mašina. paėmė į mano indelį su muštiniu? Ne, nepaėmiau. Tai taip ir reikia grūs daiktus. Sėkmingai įveikėm pirmus 300 km. Tai 100 iki Alytaus ir nuo Alytaus dabar 200 km nuvažiavom. Visas mano ekipažas miega labai mielai. Ir darysim pirmą sustojimą Lenkijoje, nes žiauriai į tualetą noriu. Tikrai nebuvo pati geriausia idėja išgerti 2 didelius puodelius kavos, bet šiaip jaučiasi, kad padeda, nes kokius miego visai nenoriu. Tai va, vienas pabudo. Ar pamiegoji kažkiek? Gerai, dar gali miegoti, nes kol kas šiaip visai gerai jaučiuosi. Gerai. Ką daugiau suvalgė. Nu, pažiūrėsim. Įdomu, žiūrėk. Man dar viena lemputė degė. Ne, pas mane dabar dar 3, man atrodo, bet pas mane ten... Bet Agnes čytino pusę ant benzo nuvažiavo. Paskui nulėks iki kitos kolonkės. Ciuce, ateik. Geras šuniukas. Tai va, pas Agnę tilpo 30 litrų.
Pasižiūrėsim tada, koks skirtumas realiai yra. Nu tai manau neapsimoka pirkti laužo ir tikėtis, kad pigiau bus važiuoti. Geriau normalią mašiną iš karto. Man pamiegojom biškai gali tokia biškai merus. Nors visą dieną tik šiandien viskas, ką daro, jinai tik miega. Kur važiuojat? Į atodangą. Nu ir gerai, nevažiuoja jie su mumi į kasyklas druskų. Čiau. Čiau. Ai, geras bembas. Gaila, kad nevažiuoja. Bet užtat mes važiavom. Atvažiavom dabar į druskų kasyklą ir čia belenkokios eilės. Čia žmonių, čia žmonių, čia žmonių. Ir taip pamačiau, galvoju, blemba, gal ne. Nu, kažkaip net nesinorėjo laukti tokio eilėje. Nes čia tikrai didelė. Ir čia eilė, visur eilės. Bet ten už kampo yra eilė turui anglų kalba, kur labai mažai žmonių. Tai lucky, I guess. Nežinau, kodėl anglų kalba turui labai mažai žmonių, bet dar reikės laukti eilę ir į įėjimą. Tai Rolandas su Paulina neėjo į čia, nes jie jau buvo praeitais metais ar už praeitais, o kiti nuvažiavo pasistatyti mašiną. Tai laukiam jų čia dabar, kol ateis. Kaip tau kol kas? Ar gali šitai būti? Atėjom į druskų kasyklą. Viršus su liftu užkils. Ir tenais Endless Pit. Sveiki. Sveiki. Lipsim? Ne. Telefonas kažkoks tai. Pa. 27 aukštas. Minus 27. Minus 28. Ir vis dar nesimato galo. Įdomu, koks čia aukštas. Nes mes jau kokias 5 minutės geras lipam. Sveiki, aš vis dar čia. I'm here to answer it. Kiek mes metrų po žeme dabar? 64. 64. Šiandien 4 metrai po žeme. O žinai kiek maks? Nu, 327 metrai. čia kaip Eifelis žemyn. Turi kažką? Medis druska apaugęs kaip. Ir čia visos sienos ir paveikslai iš druskų padaryti. Visos kolonos. Visur tik, natūrali druska. Išskiria žvakės, aišku. Net grindys. Ir šitas liustras. Čia yra druskų kristalai. Va ir pasimatė kalnai pirmi. Kaip tau kalnai geri? Nice. Paulina jau filmuoja, kaip ir aš. Rolas žiūri kažkur. Nereik. Jau nebesimato. Nor matosi, bet ten yra vaivorykštė. Ir mes susidūrėm su pirmu gedimu. Aš norėjau atsidaryti langą, kad nufilmuotų vaivorykštę. Stanavytės 2. Norėjau atsidaryti langą, kad nufilmuotų vaivorykštę ir jis sugedo. Pakrito ir užstrigo. Paminėk dar, kad mašina kaljaną traukė. Jo, bet čia matosi vaivorykštė. Ir parodyti ten avytės 2. Ir ten avytės. Ir čia kalnai vis. O. Ką tu? Jis neužsiskersavęs. Va, man biškai. Žinai, Kas nutiko? Papasakok. tikslios priežasties nežinom, bet atsidariau langą, kad nufilmuotų vaivorykštę. Pasigirdo nemalonus garsas ir užstrigo. Langas leidžiasi žemyn, bet nekyla į viršų. Tai rankom jis nepasikelia į viršų, tai mums nedaug liko jau iki mūsų nakvynės vietos. Tai važiuojam tenais ir pabandysim jau čia nusardyti tą bloškį. Visko būna. Gerai, leiskit. Ja, ik heb hier voor appelschoor.
Atvažiavom į namus ir turim problemas. Kaip rodžiau. Žinai, ką dar turim? Pasėmiau tualetinio popieriaus. Nu, vat, irgi geras dalykas. Žinai, ką dar turim? Pasėmiau kastuvėlį, kad galėčiau tai užkast. Gerai. Problema yra stiklas, kuris yra, gal nesakai iškviso taip, jisai nusileidžia, bet nepasikelia. Ir kita problema, biškai pasidegina sankabą važiuojant į čionais. O ten visur matosi kalnai ir turim atskirą kiemą. T9 ir va T9 ir dar va T9 kalnai. Tai tas labai gražu. Bet dabar susitvarkom langus, kad rytoj galėtumėm važiuoti į kalnus ir... Ar gali pakabinti dar kvapuką ant sankabos, baisiai smirda. Jo, sankaba baisiai smirda. Nueinam obloškę, nueinam dabar iš tas medžiagas ir tikimės, kad rasim problemos šalutinį. O dėl sankabos, tai tiesiog reikia tikėtis, kad neužsisvelino per daug važiuojant į šitą kalną. Ir galėsim grįžti namo su ta pačia sankaba. Problemą laikinai sutvarkėm, susipainiojo trosas, lango pakėlėjo. Kaip tau nuotykiai kol kas? Ką žinau, normaliai. Normaliai. Dabar reikia surasti kažką, kas tiesiog laikytų langą, kad neleistų langui nukristi. Aš turiu dar tokį pjūkliuką, kuris turbūt padės. Jis Lidlo. Jis Lidlo ir jis geras. Tu su juo net piršto nenusipjauti. O taip. Kaip gerai praleisti likusį vakarą. Likusį vakarą, kai mes nemiegam jau beveik parą. Einam ieškoti į mišką baslio paremt langą. Ir bent pakankamai protingas, kad pasimčiau valaus. Tiesiog, kur mes čia einam. Radau tvorą. Viskas nieko nereikėjo vandalų. Labai geras. Ir atrodo kaip graži dailylentė. Ar kada nors Rolai galvoja, kad užbaigsi 800 km kelionę ieškodamas po kalnus baslio, kad paremt langą Kem 6? Iki tos akimirkos, kol nesusitarėm važiuoti su tavo Kem 6 negalvojau. Po to jau pagalvojau, kad visko gali būti. Niekada negali žinoti. Mes einam dabar su rastu lobiu namo ir pastebėjom, kad pas kaimynus kažkas žaidžia Forza. Ir tada paeinam. Ir ten yra guminė boba. Viskas gerai, man tai padarysim su visam, su tokį galėsi ir parduoti. Aš manau, kad žinok, taip ir bus. Jeigu žmogus, kuris nusipirks mano Kem 6, rasi šitą... Gal nesakyk apie nieką, tu nedėk šitos vietos. Sakyk, užstrigo langas. Jo, sakysiu, kad užstrigo langas, bet jeigu tu matysi šitą video, tai žinok, kad tas pagalys yra tiesiai iš Tatrų kalnų. Taip. Tai čia yra net pliusas. Turėtų man pasakyti ačiū. Man tai kaip galėsi padaryti? Reikia vieno žmogaus, Ateina. kuris palaikytų, kol aš pjausiu. Žiūrėk, aš galiu užlipti. Iš balkono. Čia mūsų balkonas, tai gali lipti. Atsargiai dabar aš... Ar tu nufilmavai tą žmogų, kuris turi guminę bobą ir žaidžia Forza ir jisai vienas kalnuose? Guminė bomba, ne vienas. Yes, I did. Guminę bobą. Įdėsi skelbimą, kad parduodi mašiną. Parašysi, žinai, kad nesidarinėja galinis stiklas. Dėl nežinomų priežasčių ir galėsi pridėti video nuorodą, žinai, aprašymį. Ne, šitas pagalys per ilgas, kad... nors gal ne. Dabar šitą sukeltą vietą. Jo, palaikyk šitą biškį. Ėjome ieškoti kažkokią strypo, kad palaikyt stiklą, ta prasme. Čia nieko ne. Ir nuėję radom nereikalingą tvoros dalį. Ją truputį pritrumpinome su kastuvėliu. Ir puikiai taisėme čia, kad laikytų langą. Truputį zateškių, kaip be zateškių. Ir stiklas dabar nepajudinamas. Neiškris. Bet galima jį išdaužti. Išdaužti visada galima. Tikėkimės, kad to neprireiks. Rolandai, ne dabar. Gerai, dedam viską atgal ir einam ilsėtis, nes esi tikrai pavargę.
Labas rytas, atsikėlėm ir iš karto parodysiu, koks vaizdas pas mus pro langą. Čia kaip atviruko miestelis, kur ant atviruko būna žiemą. O kas čia per maistas? Čia yra bananienė, ta jau tampantis tradicinių mūsų kelionių pusryčių. Labai skanus dalykas, valgiam Rygoj. Kur važiuosim? Važiuosim į kalną. Kokį? Aš nenoriu sakyti, nes gali būti, kad mes jį neužlipsim. Bet bandysime užlipti šiandien ir į viršūnę, jeigu bus palankios aplinkybės. Jeigu nebus, tai tada... Neužlips. Tada neužlips. Tai ir viskas. Jo. Ten labai gražu. Visi prisifotkinam. Gavom labai gerą namukas, labai gerą vaizdu. Jau rodžiau turbūt. Geras vaizdas ir iš karto mūsų mašinas ir mūsų atskiras kiemas. Pavėlavę atvykom. Gilė kaip ar labai vėluojam? Einam! Ar labai vėluojam? Labai. Vagonai yra silpniems. Kodėl sakai, kad Šūdinas informacinis centras? Nes nebuvo informacinių lankstinukų, labą dieną, ta prasme, nebuvo jokios informacijos ir nebuvo tualetų. Man nepatiko, įvertinsiu vieną žvaigždutę, ačiū, viso gero. Kaip tau arkliukai? Smirda, žiauriai smirda nuo jau. Net su motino. Tai nuo dizelių irgi smirda, bet jį nuo dizelių tai užsilenkt gali. Kaip viršūnė. Dar nesimato į kurią lipam, ne? Aš žinok, nežinau kaip atrodo. Bet žinau, kad tenais yra akmenis, tai jeigu mes nematom akmenų, tai mes toli gražu nematom. Nepalinkti irgi reikia. Kaip vaizdas? Labai sauri. Labai gerai kuprinė tilt. Ir kompaktiški. Jie vėl pabėgo. Tai jau Mantas nuėjo į tualetus, paliko man kamerą. Labai blogai padarė. Sustojom pailsėt ir tiek. Daugiau neturiu ką pasakyti. Bet nepavargom. Žmonės jau krenta, visiems lupasi oda nuo kojų. Prašome kamerą čia. Turime mūsų šiandienos herojų, kurio šiandienos užduotis bus užlipus ant viršaus, ant uolos krašto padaryti 10 prisitraukimų. Jau apsirengęs sportinę aprangą. Aš šiandien jo treneris esu. Davai. Davai, varom. Pasiruošęs? Bėgam. Kaip vanduo? Maudysimės. Iš pradžių bijojom liptais laiptais, bet pasirodo čia shortcutas ir nukirpom didelį kampą. Dabar lipsim dar didesniais laiptais. Salvė maudysiesi viršui? Taip. Ne šiandien. O pasiėmei plafkas? Ne. Fuck. Bet rytoj turėsiu plafkas. Nu, tipo, turiu, bet ne dabar. Tau nereikia ilsėtis. Man nereikia. Aš realiai sakiau, kad nereikia ilsėtis, bet visi kiti, ypač šitas apuokas, sako, reikia sustoti. Pavargau. Jo, visi tokie pavargau. Valai pavargai? Ne? Visiškai ne. Tai davai stojamės, einam. Tai einam. Mes Tik žemėlapio nėra. tiek nuėjom realiai. O kiek čia atstumas? O patenkinta šito skaičium? Ne. Ne? Improvinsim? Tikrai taip. Atėjom į pirmą spotą ir čia turėtų būti ežeras, bet nemažai žmonių ir per rūką nieko nesimato. Taip. Norit mano nuomonės? Norėsit šviesaus ar tamsaus? Taip. Lema, čia tai visai džiaugiuosi, kad nesu kėdais. Kaip tavo vaizdelis? Daug rūko. Labai daug rūko. Žmonių daug rūko, ane? Labai daug žmonių. Irgi matosi dugnas. Labai skaidrus, ane? Labai. Matosi va žuvis plaukai. Gerai, dar nėra čia taip pavojinga, bet... Galima važiuoti dviračiu. Aha. Takelis dviračiu. Bet čia galima labai lengvai koją išsisukti. Taip,
tau daugiau, kad reikėtų gerų batų. Kad labai gražus vaizdas, tipo, šone ežeras, visiškai. Ir iš čia matosi dugnas. Nu, jeigu dar būtų, rūkas prasisklaidęs, tai gal ir giliau matytumėm ten kažkur. Kai geras. Bamba. Gražu. Neįkrisi? Ne. Aš čia kroklys. Tai žinok, bėga vanduo per akmenį. Nenuskęsi? Gal ne. Kai geras vaizdas. Žiauriai gerai, ne? Tobulas vandens lygis, kad su sportbačiais neapsemtum. Aptemo akyse. Akyse? Kur? Kas? Kas akyse? Man tai ar tu padusęs? Aš nepadusęs. Ar tikrai? Aš niekada nebūnu padusęs. Aš net nekvėpuoju iš viso. Man net nereikia degonės. Nu kaip įspūdžiai? Sakei, nebėgt. Baigęs kelias, aklavietė. Aklavietė? Jo, čia reikia toliau po ten. Kas dabar vyksta? Išsipurvino švarkelį. Išsipurvino švarkelį? Nes čia atėjom iki, nuklydom nuo keliuko ir ten yra kroklys. Tai žiauriai faina, bet čia ir gan statu. O žiūrėk, čia ženklas, kad negalima maudytis. Kiek tai negalima? Bet mes tą ir darysim. Nu, tingini. Eisi praustas? Į ten. Judam? Judam. O kur mes judam? Gerai, o kas čia yra dabar? Čia va. Čia, kaip suprantu, yra ežeras. Jo, rysi. Čia va yra ženklas, kad toliau įdėtų. Ten 2 valandas eitume, čia 3 valandas 20. Nu, neprisem kėdų. Juda akmenys, ne? Čia atrodo kaip iš siaubeko. Tadam, 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 tadam. Kas čia per Afroditę? Afroditė. Aš biškai prisidirbu. Ką prisidirbu? Ai, nors dama, nelabai aš ten mačiausi. Jo, aš myžu, apsidariau iš dviejų pusių, kad nieks nemato. Myžu, žiūri, ateina žmonės. Nuo skardžio myžai? Beveik. Žiūrėk, ten labai daug akmenų, jeigu jie visi dardėtų iki čia. O žiūrėk, jeigu aš užlipčiau, tenais nufotkintų mane kietai. Jo. Davai. Eigilė, ateik. Fotiko reikia. Mes tam neturim laiko ir jeigu tenais nudardės koks akmuo. Vieną greitą. Davai, ateik. Rolandas Kalnų ožka, or should I say Kalnų Rolandas. Kalnų Rolandas. Ir Kalnų Mantas. Ir Kalnų Chebrytė. Sledu biškai. No, koniec kwietnia. No. Ko nepadarysi dėl geros nuotraukos? Būtent, čia svarbiausias dalykas. Kontentas man taip. Kontentas ir prisišaudyti gerų fotkų, nes po 5 metų mažai ką atsiminsim. Rolai, kaip tau takas kol kas? Tobulas. Eigilė, kas čia yra? Sniegas. Sniegas? Čia man tai tas įdomus laitas yra sniegas. O kur selas? Bus. Viršų. Selas aukštai. Vis artėjom prie viršūnės. Čia beveik nieko nesimato. Ten tas sniegas. Čia jau olos. Ir čia takelis aplinkės. Labai vargina dideli tokie žingsniai, dideli laiptai. Gali per čia bandyti apėti. O. Rolai, ką mes čia darysim dabar? Prisipilsim vandens iš šaltinio. O, blemba, kaip čia patogu atrodo. No. Ir faina. Ir dabar prisileidžiam vandens. Skanus vanduo? Jo. Reikia tikėtis, kad ten viršai niekas nemyža viršūniai. Čia darosi vis stačiau ir stačiau. O čia tokie kalnai. Čia jau viskas taip atrodo.
Čia žmonės su šalmais net. Ir ten saulė šviečia iš viršūnės. Atrodo tai kaip iš pasakos. Baigėsi debesys ir čia nieko nebėra jau beveik. Praradom 2 komandos narius. Rolandas ir Paulina nutarė nebelip. Bet ganėtinai protingas sprendimas. O, tu blemba. Ganėtinai protingas sprendimas, nes čia jau labai darosi nebe iš lengvųjų. Kaip tau vaizdas Eigilė? Puikiai, labai nice. Labai patinka šitas spotas. Labai gražu, bet man pasakė, kad dar 2,5 valandos iki viršūnės. Darosi sunku ir biškį oro pradeda trūkti. Bet čia atsiranda ir tokių visokių urvų. Žodžiu, supratom, kad iki viršūnės pačios neužlipsim, nes ten yra gyva eilė, praeit labai siauru takeliu, kaip pasakė mum, ir ta eilė jau labai matosi. Tai šitą ką mes darysim, pabandysim ten tiesiog nueit ir ten bus mūsų viršūnė. Nu, arba ten kažkur. Ne, ten jau neužlipsim. Čia. Ir turėtų būti labai gerai. Per aukštai jau tau? Jo. Čia jau viskas man. Viskas? Aha. Oi, blemba. Atsargiai. Debesys pradeda kilti viršų. Ir turbūt greitai vėl nematysim, kur esam ir kur lipam. Kas yra visai gerai, nes kai nematai, kas už tavęs ir nematai, kas priešais tave, tai liposi daug lengviau. Užlipam maždaug iki tos vietos, kur sakiau. Per ten atėjom čionais. Tenais tas atkišulys, kurį sakiau, kur nuvarysim. O viršūnė yra dar ten. Ji jau realiai matosi beveik. Ir ten prasideda kažkur čia prasideda atkarpa, kur eina žmonės labai siauru takeliu, laikosi už grandinių. Ir tas takelis yra vieno žmogaus pločio, ne? Vienam žmogui praeit. Tai... Nėra tokių poilsio salelių kaip čia. Jo, ir su grandinėm. Mano rankom jau dabar su grandinėm ten prasileidžia, laikydamasi už grandinių, praleidžia vienas kitą ir eina taip po vieną eilutę. Tai nuo čia iki viršūnės yra dar 2 valandos. Pažiūrėk, koks vaizdas. Viskas. Jo, vėjelis. Mano viršūnė su Eigilė. Eigilė va čia valgo. Nesakė, arčiau neteis, nes čia baisu. Nu bet jo, nes čia jau atėjau ir čia jau prasideda tokie ne visiškai aiškios kilmės akmenys. Tai nežinau, jeigu ten reikėtų nueiti, tai jaučiu prisišikčiau. Pavalgėm, pasifotkinom ir dabar judam žemyn. Salvijus parašė, kad jie dar ten juda kažkur visom 4, tai reiškia, dar turbūt grandinių nepriėjo. Man baisu, kaip jie grįžta, prasme, aš bijau, kad čia nėra labai protingas sprendimas. Bet matai, once in a lifetime, neaišku, ar dar kažkada iš viso čia atvažiuosim. It's not once in a lifetime, you can drive here with a car. Bet jie turi termorūbų, turi šviesos, turi dar kažką. Vaikinai pasiruošę, tai jo, tai bent jau tas gerai. Mes tai jau net nerizikavom, jo, mes dabar jau varom namo. O, dėtas kelias, aš negaliu to pasižiūrėk. Gerai, mums pavyks, lekiam, varom, bėgam. Jo, nes dabar jau yra 4 valandos, tai mums dar grįžt. 6 valandos kokios mums grįžt. Aš tikiuosi, kad mažiau. Nu, reikia varyti. Reikia, svarbiausia, kad spėtumėm nulipt visą šitą dalyką, kol nesutemo. Nors šviesos turim, bet vis tiek geriau pašviesai. Varom. Meanwhile. Žodžiu, nežinau, kokie mes esame aukštai, bet panašu, kad jau netoli mes viršūnės, nes jį štai ten. Jo, jinai štai tenai kažkur. Sakyčiau, apie 50 metrų, nedaugiau. Jo. Vaizdas iš ten turėtų būti nerealus. Gaila, mes neteko Manto, Eigilės, Paulinos ir Rolando, bet trasa sunki, jie nepasirinko tinkamos avalynės, labai gaila,
kad nepavyko užlipti jiems iki pat čia. Bet tačiau darosi ir pavojinga, vietom yra slidu. Labai džiaugiuosi, kad nelyja ir tikiuosi, kad neužlis lipant žemyn, nes akmuo pasidaro žiauriai slidus, ten kur šlapia. Yra vietų, kur net nėra grandinių, už kur prisilaikyti, tai tenka suglaust subinės žandus ir stengtis kaip nors nenuslyst, įkišti rankas į nišą, kokią nors ar už kampo, kokią nors užsikabinti uolas. Taigi bandom dar lipt, nedaug liko ir išsivirt kavos ant viršūnės. Taip, laukit tęsinio, tuoj būsim viršui ir parodysim, kaip pasivyksta. Laukit tęsinio. Taip, reikėjo pirmą supilt kavą, tada užpilt vandenį. Žodžiu, atsirado kalnai, nes jų čia nebuvo prieš tai, kai užlipau. Iš niekur nieko išniro. Ir jie labai greitai pasirodo ir labai greitai išnyksta. Pavyzdžiui, ateina didelis debesis ir panašu, kad jis tuoj įkris į šitą slėnį. Ir tuoj vėl nieko nematysim. Nerealiai. Okei, žiūrėkit, čia aš galvutę pamojuosiu, siunčiu linkėjimų. Dievs siunčia jums linkėjimų. Pradedam po biškį leistis. Atsivėrė nerealiai vaizdai. Yra ką atsiminti tikrai. Laukas po truputį leidžiasi. Galiu pasakyti, nejauku. Alpinizmas čia jau ne laipiojimas, o alpinizmas. Tikrai taip. Meanwhile, back in the lowlands. Dabar lipant žemyn nebėra tokio rūko šitoj vietoj, kuris buvo, kai lipam į viršų. Ir labai gerai matosi ten krioklys, kuris nuo pat viršūnės teka. Ir va kaip tik ant tų žodžių debesys pakilo. Na gerai, lipam žemyn toliau ir stengiamės neišsisukt kojas. Tai lipdami į viršų matėm tokią vietą, kur yra sniego, bet tik jos nenuvarėm, nes skubėjom. O dabar lipant atgal, prašau, kiek sniego. Tik aišku, jis toks gan purvinas ir labai kietas, sukietėjęs. Nu, ten toliau tikrai neįsiu. Varom atgal ant trasos, nes nuo ten reikėjo nuklyst. Per rasas, čia dar įduba tokia viena yra, tai tikrai nebuvo pats saugiausias maršrutas, bet grįžtam atgal ir leidžiamės. Dabar kaip debesys prasisklaidė ir nuo šitos kalnų įdubos, tai pradėjo matytis daugiau vaizdų. Kiek akmenų nubirėja, ten upeliai teka su kriokliais ir visas šitas ežeras, kuris žiauriai mėlynas yra. Net ne mėlynas, o žydras. So pretty! O ten tolumoje matosi baras, kur buvom pradžioje kelionės. Tai ten mūsų laukia Rolandas ir Paulina. Ir bandom varyti iki ten. Nu va, nusileidom jau nuo kalno. Nu mes vis dar ant kalno, bet kalno įduboj, trasos pradžioj. Ir tenais tolumoj matosi baras. Ir pagaliau čia nėra rūko, matosi visiškai visas ežeras. Nice. Kaip tau? Visai nice, labai neįtikėtinai atrodo, kad mes atvažiavom čia iš žemiau. Dabar esam šiek tiek po debesim. Realiai debesys čia pat. Nu jo, buvo žemiau ryte. Tada ėjom per debesis kilom ir tada virš debesų iškilom, pabuvom, vėl leidomės į debesis. Ir dabar grįžom po debesim. Jo.